Nugi, labas rytas, nežinau, kelinta 10 diena, ar 11, 10, 9, neskaičiuojame šią dienų. Šiandien tokia diena bus easy, paprasta diena, važiuosim į turgų, pirkti visokių gerų dalykų, gražių, suvenyrų galbūt. Aišku, turgaus maistas, kaipgi be jo. Dabar pas mus pusryčiai. Einam pavalgysim ir dar reikia užmesti rūbus čia į skalbyklą, nes jau nebėra ką nešiuot beveik. Ir važiuojam, kviečiam grabą, važiuojam į turgų. Hei, labą rytą. Ne, turiu omeny rūbus su rūbais. Kas čia dabar? Labą rytą. Gal yra kažkokie Neduoda valgyti? Pavyzdžiui, ten 15 minučių. Norim valgyti. Gerai, judam link skalbyklos. Mes parinkom va tiek va maišiukų porą rūbų. Oi, kaip einat? Einam, žiūrėsim, ką ten nusiprašys už kilogramą kainą. Praseisim po rajoną, va kaip tik va. Kon ryžas tu? Nebijo. Karšta čia visiems katinam. Va jaunimėlis dirba, stato. Hello. Prakaitoti visi. Viskas rankų darbas su šiupeliukais, kastuvėliais, maišo cementą. Pas mus vėl čia tokia rami gatvelė. Čia vilos visokios. Vienas yra restoranėlis, čia 5 minutės nuo mūsų. Ir daugiau nelabai čia ko yra. Viskas žalia. Ir vėlgi važiuokit. Šventyklą čia paprastų žmonių, valdiniečių. Tiesiog toks vaizdas, kad atrodo, kad atsargiai tai vos nelipai skir. Šventyklas toks vaizdas, kad didesnės už namus. Nu, žodžiu, va, atėjomės iki skalbyklos. Eisim žiūrėt, kas po kiek. Ką sako? Kaina 25 už kilogramą? 3-4 valandas šiek. Rūbai priduoti, viskas, einam, kviečiam grabą ir judam į turgelį. 6 kilogramai buvo. Hello. Hello. 6 kilogramai po 20, žodžiu, 120 pinigų. Tai čia nei 10 eurų nėra, nežinau, 7 gal eurai. Už dykutį galima sakyti, už dykutį. Žodžiu, va, jeigu reikės laundry service, skambina šitą numeriu ir skalbėt rūbus. 5 kilometrai važiuoti, pusę valandos. Čia kažkokia biškai beprotybė su to trafiku tokiu. 5 kilometrus nueit galėjau per tiek laiko. Drąsiai. Nu, taigi, va, kažkoks pusvalandukas, 5 kilometrus važiavam ir jau mes su Buda centre beig. Tik išlipom, iš karto va, pamačiau taksi servisą, gal sakau, reikės susibukint, važiuojant namo. Number taksi. Ai. Ir Dainius sako, reikia gal valgyti, bet dar anksti, pusė 11. Visada sako, kad reikia pavalgyti. Žodžiu, jau visai, čia jau prasidėjo. Prasidės visas bizekas. Triukšmas. Dabar reikia mum eit pasivyti, susirasti mūsų likusią bandos dalį. Pasitepam kremukų nuo saulės. Taip. Mum į tą pusę ir į kairę. Sakių gražybių. Nu čia šventykla vėl eilinė. Durian. Va, durianas. Bet čia supilės, dėl to jis jau... Naugut durian, naugut.
Va, šaligatviai yra skirti čia motoroleriam, ne pėstiesiems. Einam žiūrėti, kas, kaip, po kiek. Kainų nėra, aišku, čia darėsimės. Kainas mušam iškart 3 kartus pradžiai. Kur Dainiuks dingo? Aš nežinau, kaip dabar darom, jūs moteris žiūrit kažką, jo mes irgi einam kažką žiūrim, ar nešliaužiam į vieną krūvai? Mes kažkaip mums lievai čia vaikščiai šituose nesąmonėse. Mes einam žiūrėti, ką mums reikia. O ką mums reikia? Nu, tapsi, nu ką, žinau, kažką reikia. Gerai, va, čia nusipirkau. Ten fainai parašyta, man patinka. O po šaliukų nusipirkau, va, savo žuvės horoskopo ženklą. Ką? Čia jau pasipirkus. O visą grandinėlių nusipirko? Ir tokią. Norėjau 4-5, tai už 3 nudėrėjau. Realiai čia kiekvienas kioskas, nu, kas kokius 4-5 tas prekystalius daug maž kartojas. Sakykime, dabar čia bliūdelį visokie, plunksnos ir už kokių 5 prekystalių vėl bus tas pats. Tai nežinau net. Bet yra čia va kitoj pusėje dar paskui dar antras aukštas. Nu čia užtruksim, žodžiu. Bet jeigu ten visur tas pats, tai net nežinau, apsimoka toliau čia vaikščioti. Žodžiu, dėrėkitės čia viską pusę kainos, nes kitaip nieko. Už vieną grandinėlę prašo 60, sakau, 3 duok. Mami, mums reikia. Ne, vaikų, ne dabar, gerai, biškai. Ant galo 3 nupirkau už 60. Už tą norėjo tokį, kur Anatolika čia perka 300. Nusvirėm iki 120. Nu, va, dar vieną. Nusipirkom tokį čia, kur laukia kabinasi. Su paukščių nameliu, negu tokia kaip inkilėlis. 108 norėjo, tai 120-30? Norėjo 180. 108, o už kiek? 120. 120. Žodžiu, 7. Pas mus dilema. Dilema. Žodžiu, dabar praėjom vidinį turgų. Praėjom vidinį turgų, ten daug maž tas pats per tą patį. Ir dabar tęsim toliau mūsų Laukinį prekybą, turgų. Mūsų apsipirkimą išėjom į lauką, bet čia vėl matau tas pats per tą patį turbūt bus. Didžiulis yra minusas, kad nėra kainų, ko aš nemėgstu Tai turgų visiškai. kainų nebūna šiaip. Nu kaip būna? Nu čia lauko turgui, tai va, galima jau rasti visokių paveikslų. Kažkokių rankdarbių gal daugiau. Va, yra įdomių, gan įdomių paveiksliukų. O galima be jokio rėmelio pirkti tiesiog. Susiviniot ir jau namuose nusipirkti rėmelį, įsirėminti. Nusipirkom tokį kažkokį, su inkiliukų tik taip pat. Įdomių paveiksliukų visokių paveikslų yra, jo. Tu nenori? Tu nenori paveikslo? Nežinau, pažiūrėsiu gal karas, jeigu be rėmelio mačiau yra. Žiūrėk, kas fainai. Indų. Tai galima labai lengvai parsivesti smilkalų įvairiausių smilkalų prisipirkom irgi. Teti. Ką? Grybukų įvairių va yra. Piniginės. O, peiliukai. Gal peiliuką kokį. Mačetė, bet labai o taip pigiai atrodo. Kažkokia. Pas mane yra 2 susikabinę. Dovanų gavau pinigais ir labai norėjau tų dramblių. Ir nusipirkau tas dramblius. Bet vienas žinau laiko. Nu ir vėl tas pats per tą patį. Just looking. Just looking.
čia ir žmonės vaikšto, ir motociklai važinėja per turgų. Kaip Marokė, žodžiu. Ukulėlių, gitarėlių mažykių irgi. Nemoku grot, norėčiau, aišku. Nusipirkom tokį darbą. Yra visokių dydžių, nuo tokių mažiukų iki didžiausių, tokių kaip stalų. Žodžiu, čia galima ir pagal noras, toks ant sienos galima pasikabinti. Tapsime kaip akvariumą. Akvariumą pasidaryti, ten auksinę žuvelę kokią mesti. Arba šiaip kažkokią dekoraciją. Čia visokių tokių. Paveiksliukų su visokiais užrašais. Žaisliukų. O žaidimai. Šachmatai, o tie nežinau, šachmatai gal tik tiesiog lenta tokia. Įdomios formos. Sapnų gaudyklės. O, street foodo, bakso. Čia vėl visokios statulėlės. Būdas galvas, bet būdas galvas sako negalima pirkti. Nes skaitusi, kaip tu ir šniekini būdą. Jeigu perkat būdą, tai pirkit visą statulą, kad būtų visas kūnas. Čia žiūrėkit iš kokoso, kaip gražiai išdrožinėjau. Bežionės dvi. Gražu. Medžių dirbiniai gražus irgi gampigus. Nusipirko mes tokias 2 lėkštutės, blidelis, druskai ir pipirui. Už 7 eurus lygtai. Gerai, dabar praeinam šventyklą vėl kokią. Čia bungalau, čia netgi kažkokia vila, kažkokias namukai, hausas. Štai su tokiu įėjimu paradiniu. Netgi yra čia spa salonas su masažu. Einam dabar susiradom korėjietišką tokį restoranėlį. Bandysim papietauti. Dainius Oksana nuėjo į Varungą ryžių valgyti. Gal man ryžių nebenoriu. Jau biškį atsibodo. Nežinau, kur tam mano hebra vėl ėjau ir vienas nuėjau. Niekaip negali išeiti iš turgaus. Dar čia stovi taip pačiai vietai. Opa, kas čia? Tuktukas, koksai rykša. Kaip jinai čia surūdijus tokia visą šiukšlių prikištą. Čia kažkokia kavinė buvo turbūt seniau įdomi. Iš kažkokių konteinerių. Bet uždaryta dabar. Čia buvo nice kažkokia. Gražaus dizaino įti, jo. Tokį rustic style. Tokių surūdijus visokių detalių prikabinėta čia. Čia jau greitai ant galvos gali pradėti kristi. Nu, Airija šiandien ant bangos šopingo, žodžiu. Eik tu jau čia viskas. Pilnos kuprinės pas mus. Niekas neįdomu buvo, dabar jau viskas. Pilnos rankos. Oksana jau kokių vėdoklių irgi prisipirko. Aš man, kad karšta. Eik, tu pagavau bangą, bet... Nu, kas pietų jūs paklausėt turbūt, jo? O, Jėzus. Augustė užmigo, pietų nesulaukė. Augustė. Malagis. Jau. Karbonadai su šniceliais. O aš tradiciškai tomjamą užsakiau. Nes jeigu yra tomjamo, aš šitą negaliu praleisti. Ir kažkokią chicken curry. Norėjom eiti į kitą restoraną, į korėjietišką barbecue, bet ten nebuvo Augustė ką valgyti, tai jau teko pakeisti dabar vėl planus. Rankytės einam plauti, ar nori nusivalyti? Einam plauti, jo, esu nuėjau. Nu, bet jeigu tomjamo yra, aš happy. Nu, desertuką biškį tau nupirko dar. Taip, tečio tortas. Red velvet. Man duosi paragauti. Čia toks pats tavo tortas. O tai šitą šaukščiuką man? Ant šitą, jeigu sulūš. Jeigu sulūš, gerai. Aš biškutė, va tiek gerai.
Čia kažkoks plaukiukas, neim. Skanu. Ačiū. Tau skanu? Bet čia po kojytėm dar nepamiršau. Gerai, skaniai pavalgėm. Einam, bandysim masažą pasidaryti. Pusvalanduką vaiką. Ir bandysiu važiuoti pirkti droną, nu. Žiūrėsim, kas tam su kainom, ką jie turi, ką gali pasiūlyti. Eisim daryti kojų masažą, pusę valandos 700 ką. Tai čia bus 14. Aš noriu nugalę irgi. Ne šiandien, ne dabar, vakare. Gerai. Atvažiuos pas mus į namučius gal vėl ir tada padarys. Gerai. Teti, kaip tu ten? Gerai. Relaksuoji? Ką tai? Nu va, pusvalandukas sprogo taip greitai, puf. Nu, Bet gerai padarė. gerai. Aš patenkintas. Ir biškis skaudėjo, čiučiu. Man neskaudėjo. Galima į toliau. Dar neštraukiai. Bėgt varyt. Kas bėgt varyt? Dabar kviečia už baiką ir važiuoju į drono partuvę. Mano šeimyna važiuos link namų. Dar reikia skalbinius pasiimti spėt iki 5. Nu dar 3 valandas tai turėtų spėt. Nu, jeigu šiandien pasimsim kitą dieną. Jo. Dabar aš žiūriu ieškoti šaikelis mūsų. Šakelė pačioje, sakė, čia vėl kavinį sėdi dainis, ne? Taip ir sproksta čia tos dienos Balyje. Tai vat, vakar kur sakiau, kad galbūt kai ką įsigysim vėl, tai čia kalbėjau apie droną. Kad vis dėlto biški gaila čia be jo būti. Tiek daug gražių vaizdų. Ir dabar turim tokį vieną niuansą. Biški nelabai įtelpam į laiką. Labai daug ką veikti galima čia ir daug įdomaus pamatyti. Dar sprendžiame, ką daryti dėl ugnikalnio. Žodžiu, skaičiavam, kažkaip apskaičiavam dėl to ugnikalnio. Bet aš sakau, kad einam. Nes gaunasi taip, kad rytoj važiuojam į turą ir sakėm atseit vieną dieną laisvai, tada eisim į ugnikalnį. O ta laisvai tai kaip ir nesigauna, nes į ugnikalnį mes turim išeiti jau 10 vakaro. Tai čia skaityk, rytoj grįžtam iš turo, jeigu 6 ir jau 10 reikia išvažiuoti į ugnikalnį. Ne rytoj išvažiuoti, jūs net apskaičiuojat, 13 išvažiuoti mums. O skaičiavau, kad, nu, sakykime, 11 į turą ir 13 į ugnikalnį. Tai 13 išeina, kad mes ten tik užlipsim, o šiaip išeit reikia, nu, išvažiuoti 10 vakaro. Iš Verbičio. Tai nežinau, arba pačią paskutintą dieną prieš lėktuvą. Reikia lipti 13 vakare. Ir pareisim namo 14. Žodžiu, pareisim tokie dužę, visi numirę. Nieko, susimesim į lagaminą. Dar turėsim lagaminą susidėti. Ir viskas. Kažkaip pamiegot. Pamiegosi lėktuvę. Lėktuvę pamiegos? Aišku, daug valandų. Jo, bus laiko, vėl parą laiko. Ką šiandien? Jie ten toj kaviniai. Parą laiko vėl namo baladotis reikės su 3 lėktuvais. Šiandien mes namus. Bet manau, kad neaišku, ar dar į Balį grįšim ar ne, ir ugnikalnis iš tikrųjų. Grįšim. Yra kažkas wow. Dar daug kas liko čia. Augustelė. Nu kažkaip taip, va judam.
Nu va, greitai sunukščiau iki tos partuvės. Į priekį nuvažiavau per net pilnas 40 minučių, atgal per 26 ir grįžtų, o čia dar nieko nėra. Visa banda dar visų būdė, kažkur šopinasi. Skambino, alio, kam reikalas. Sako, jo, mes to, čia dar kažkokį užėjo, ten vyno partuvė, dar kažko tai. Nu gerai, tai ačiū Dievui, pas mus čia yra darbuotojas laik, nu čia sėdi, vienas darbuotojas laik būna. Tai atrakinama kambarį. Ką ir ką. Nu ir ką, nu jau nusipirkau naują droniuką, Mini Pro 4. Taip kad skriesim toliau. Ką dabar šoku iš šortukus, einu įsimaudyti biškį, prakaitėlį nusiplauti. Nu, hebrytę vakarieniai valgysim durianą. Desertui pasilikom. 50. 10 is for you. Oh yeah. For health, yes. Aš neatsinešiau iš Kas nežino, tai durianas toks dygliotas vaisius. Ale tipo baisiai smirdantis. Jo, jisai smirda kaip ir tualetų, netualetų, kojom. Sakė, Man labiau vaistais. tai gan skaniai man kvepia. Vaistais. Žodžiu, gerai, toj paruoš ir eisim prie stalo ragauti. Pavasyk. O, visai gerai kvepia, ką jūs čia Nu, Dainis pirmas įmat Va šitą prabą. reikia. Čia bet. Kodėl? Fu. Ne? Strong smell, strong taste. Oh my god. Oksana. Tai kad negaliu ištraukti. Gabaliuką jums vieną, ne visą lūpų gabalą. Nu, kvepia durienų, nu ką žinau, man tas nėra baisu. Stumik čia ir naulį. Aš tai šito nenoriu, aš noriu va šitą ragauti. Jis toks pats. Jis toks pats. Gleivėts irgi. Žodžiu, nuoliai. Fu. Neužuodė, nes aš neužuodžiu net. Neužuodytų? Žinau. Paskutinis nenori gal daryti. Nėra smirdantis šičia. Jis nesmirda visai. Smirda. Jis įkvepia durianų, bet jis nesmirda. Aš va šitą. Nėra jisai britkus labas labai. Tikrai nėra britkus, kaip čia kanalizacija. Visai Tas pats kaip nekanalizacija. valgėm piragėlius. Tu taip tu išversi viską. Im Kaip gabalą tai ir viskas. valgai? Tos pats kapas, kai valgėm tos plikitukus. Imk, Dainiau, užvalgė. Ten kauliuks. Šiek pats. Taigi trauk toks gabalą, ir yra, nieko kad nelauk. Nenoriu aš šito, aš noriu šito. Nu tai imk ir Kom kabink. skirtum, su pirštu Kabink, trauk ir šauk. kabink. Jisai skystas, ten didelė sėkla vidury. Pakseik. Saugus jisai. Sakyk. Jis nesmirda tikrai. Nusmirda. Nu nesmirda. Sunstriomingas. Taip, va, vadreik. Ir Nu, Indoneziškas gerai. sunstriomingas. Tailande neparagavau 4 kartus būdama Balyje. Vaikai. va, kaip durienų. O smirda? Smirda? Gal nori Kaip konsistencija tokia, kaip košė, ne kažkokia. Nu tokia. Jo. Bet nėra labai ką baisų kažkas. Nėra jis baisus čia. Bet jis nėra baisus. Tik atsmirda? Iš pradžių Jo. toksai atrodo, bet kaip valgai normaliai, skanu. Jisai saldus, jisai skanus. Tai duokit čia, tada, davai. Šauk. Jisai rimtai Gal per mažai skanus. pasiėmėm. Ką šauna aš tada? Ne, skanus. Jisai smirda, taip, bet jisai skanus. Nu, Ką dėti? Nu, Man net nesmirda. Vėlia kur dėt ant stalo dabar tiek. Davai tą maišą. Tu? o, Nu, to, Dabar, ką dabar. žinau. Žinok, skanus. Tau skanus tasai?
Nu, jis toksai, ką aš žinau. Antrą kartą gal nežinau, valgyčiau. Nu gerai. Ne, ne, man patiko. Davai mano eilė dabar. Tada pirogėlėse buvo skaniaukas. Kvapas tai toks... Nu, ką? Kvapas tai nieko gero. Bet skanus. Nu negalvok, kad čia durianas. Iš pradžių, bet Galvok, paskui čia valgau yra- antrą, pasiėmiau valgus, jūs gerai. Sako, nesvirda. Nenoriu kažko. Nepatinka, man patiko. Žinok, vieną kol suvalgai, antrą valgiau gerai. Ėmė, jeigu tau patinka. Tu iš čia maivatas? Nėra iš visus nėra. A, palauk. Taip, krent. O man patiko. No, sorry. Sorry. Ne, gal daugiau nenori. Gal antras nieko, bet daugiau nenori. Kofa, normaliai eina. Dainis damuš, man atrodo, čia viską. Trečių šaunų. Kotryna neragauji? Man irgi atrodo, kad biškai maivanas primetė. Ne, man, nežinau, man tikrai ne. Persina primėm biškai. Trečią tikrai nevalgysiu. Bet dabar pareina vaistai tie. Ant galo gaunasi tas va skonis kažkokių vaistų. Kažkas. O? Dainiui tai gerai. Man tai visai skanu. Pramušau, man irgi. Man visai skanu, Skanus, ne? Nežinau, čia yra atsisveikina, man atrodo. Susitiksim tualetę. Neskanių desertų. Ui, davai, užsigersiu šaltą geriau. Nu, atsiprašau, na, visą turi. Apsipratų visas Все, man greitai. iki rytojaus. Pasiklok, Lovytė čia ant